Jūs ruoštės sutvarkyti savo būstą, pasidaryti kosmetinį remontą, daleiskim išvažiuoja nuomininkai, arba jūs gavote būtą ir galvojate, kaipgi čia sutvarkyti ir padaryti tą remontą, nuo ko pradėti. Mintis tokia, kad aš turiu 8000, man atrodo, kad užteks. Perdažyti sienas, pakloti laminuotą dangą, perkloti, nors pas mane dabar čia yra linoleumas, o viršui, norėčiau aišku ištinkuoti ir išdažyti sienas. O tada reikia 6 durys sumontuoti, jo, turbūt 8000 užteks. Neskubėkite, šiandien duosiu patarimą, kaip pradėti remontuoti savo būstą, nors ir tai būtų paprastas toksai kosmetinis remontas, nuo ko pradėti. Šiandien grįžau iš vieno susitikimo ir žmogus gavo būtą ir tiesiai šviesiai pasakysiu, kad jaučiu taip, kad jam paprasčiau būtų parduoti šitą būtą, nes ten daugiau rūpesčių negu noro jį tvarkyti. Jisai mano taip, kad 8000 turi biudžetą ir turi užtekti. Nes daleiskim užsakyti duris 3 kambarių būtos, ten apie 70 kvadratinių metrų. Jeigu pasidalinti iš bendro ploto, mes turime visai apdailą apie 100 eurų vienam kvadratui. Pasiskaičiuojam dar kartą. Kažkur tai 72, man atrodo, jisai sakė, 8000 dalinam iš 72 kvadratai, man atrodo. Tai kažkur tai apie 111 eurų vienam kvadratui. Kas yra sena statyba? Visos sienos kreivos, virtuviai yra senų baldų, kažkiek tai sutvarkyta vonė ir tualetą, jisai sako, paliksim. Bet pasiskaičiavus, paprasčiausiai jeigu ir tos pačios durys užsakyti, aš dabar kalbu apie profesionaliai atliktą darbą, nes šiaip mes dabar važiuojam iš senukų, pasiimame pigiausių segmentų duris ir paskui net nežinom, ką su jais daryti. Duris, daleiskim, jeigu užsakyti, net ir pigiausių segmento kainuoja 650 eurų, 6 duris 4000. O jeigu žmogus turi biudžetą, daleiskim 8000, galima sutvarkyti visą būtą. Parašykite komentaruose. Bet šiandien ne apie tai. Ne apie tai, kad nėra pinigų ir misija neįmanoma. Šiandien noriu pasiūlyti jums sudaryti sąmatą. Čia labai paprastas ir pirmas žingsnis, kurį reikia padaryti, tvarkydami savo būstą. Aišku, gal čia ne pirmas, vis dėlto pirmas tai pasidaryti nors techninį planą ir design projektą. Gal nuo to ir pradėkime. Kas yra techninis planas ir design projektas? Techninis planas tai yra visi brėžiniai, kur mes turim kažkokį tai šviestuvą, jungiklį, rozetę, kur kokie išdėstymai, kur kokie baldai ir iš viso įvertinti tą situaciją, kaip viskas atrodys, visi atstumai nuo pertvarų, jeigu jūs pertvarų neturite, jeigu šita nauja statyba, kad visi būtų atstumai. Kodėl neverta daryti be design projekto remontą? Nes daleiskim turėdami visus atstumus, bet mes nežinom, kokios plytelės, kokią spalvą pasirinkti, ar paskui viską galima bus susirišti į vieną, kad būtas nebūtų mirga marga, čia balta, čia raudona, čia žalia ir taip toliau, nes dažniausiai matau ir atidarau tą Facebooką, matau, kad ten iš mūsų projektų spintelę kažkur tai pasiimta, žmogus paėmė ir visai kitokį dizainą turi, o jisai spintelę sumontavo iš mūsų projekto. Arba pačioj vonioj veidrodis ir su kriauklė, būtent irgi vėl panašu, kad iš modernių projektų, bet tokiom detalėm, kas nėra gražu. Ir kitas dalykas, kad design projektas mums suteikia iš karto visas medžiagas, jų specifikaciją, kur pirkti, kaip tai atrodo, kokie atstumai, nes daleiskim tų pačių plytelių, mes iš karto matom design projekte, kaip tai atrodys, visos spalvos, net ir jų išmatavimus, kad tos grindys, mes suvesim paskui vonę su bendru plotu ar ne. Jeigu pas jūs super biudžetinis, iš viso, Ruslanai, ką tu čia dabar apie prabangą kažkokią tai
tai vat noriu paprasčiausiai ten nuo savo mamos gavau kažkokį tai būtą, ar noriu vat patvarkyti ir vat nuomininkams atiduoti ten, nežinau, už 300 eurų, 500, kad žmonės galėtų gyventi ir man kažkiek tai pinigėlių grįžtų, ne? Tai vat vėl tada grįžtame prie to, reikia įvertinti, jeigu sienos paprasčiausiai lyginam, tinkuojam kažkiek, tai jeigu jūs norite tik tai išglaistyti tos sienos, vėl jūs negausit gero rezultato, tada iš viso kam daryti tą remontą, iš karto padažykite ant viršaus ir viskas, jums bus reikalingas paprastas meistras ir viskas. Aš šiandien kalbu nuo tokio vidutinio remonto, kur galima vat gyventi, ne? Nuo ko prasideda normalus gyvenimas. Ne taip, kad ten vat sodė kažką tai padažom, nauja spalva ir viskas, ir yra labai daug džiaugsmo. Ne, kad vat kažkiek tai būtų ištinkotos sienos, nors iki 5 mm, kad būtų atsigultų ramiai ir lygiai plintusai, kad grindys, jeigu tas blokinis namas būtų išlygintos savaime išlyginamųjų mišinių. Tai vat tam ir reikalinga ta sąmata, kad įvertinti visus darbus, pasiskaičiuoti, kiek prireiks tų medžiagų, kiek kainuos darbas, kokių medžiagų prireiks. Ir iš viso, ar ten mes tilpsim į tos 8000 ar ne. O gal mums paprasčiausiai tų pinigų net ir ant to pačio darbo neužteks. Reikia įvertinti tą situaciją. Sakydami tą sąmatą, jūs mokate už tai, kad jūs žinote iš viso, ko tikėtis iš remonto. Gal verta paprasčiausiai pasižiūrėti, nupirkti pačių medžiagų, pačiam nuvažiuoti, atgabenti į objektą, viską užnešti, paorganizuoti visą tą procesą, o visą remontą daryti pačiam. Nes būna taip, kad atvažiuojam, žmogus sako, elektrą aš keisti nenoriu, ant viršaus noriu kažką tai trupučiuką padažyti, ant grindų linoleumas, gal aš ten pats kažką tai išvešiu. Tai visas tas remontas ir prasideda nuo sąmatos. Sąmatą galite užsakyti bet kuriuo jums patogiu būdu. Mes turime ir WhatsApp, turime ir Instagram, turim ir Facebook'e, bet greičiausia turbūt būtų susisiekti su mumis elektroniniu paštu arba per WhatsApp. Elektroninį paštą jūs galite parašyti laišką, kad noriu suremontuoti šitą būtą, remontas kosmetinis, prikabinti planą, prikabinti nuotraukus, kaip iš viso atrodo tas būtas, arba paskambinkite, mes susitiksim vietoje ir aš atvažiuosiu, aptarsime būtent objekte, nes tai būtų paprasčiau, iš karto matosi tą situaciją, ką ir galėsime kažką tai įvertinti maždaug, ką reikia daryti ir nuo ko pradėti. Tai va, šiandien aš norėjau, pagrindinė mano užduotis buvo, kad pasiūlyti jums daryti remontą būtent su protu, o ne taip, kad įvertinti ten turiu kažkokį tai biudžetą ir gal pasidarysiu. Gal pasidarysiu, taip gausis taip, tikriausiai, kad kažką tai ir gausit. Dažniausiai būna taip, kad remontas kažką tai pradėtas, kažkiek tai atvežta tų medžiagų ir žmonės pasižiūri, pinigėlių labai mažai, pusę sumos mes išleisim ant durų, taip į priekį mastant, nes daleiskim, jeigu pasiimti visą tą, nežinau kodėl aš dalinuosi tą informaciją, kažkaip man ir pačiam atrodo net ir labai bjauru, kad taip žmonės daro, bet jie gal daro tą neturėdami kitos išeities. Turi 8000, ten pasiėma 4000, kažką tai ten nuperka, kažkiek tai tų grindų arba kažkiek tai to glaisto, kažką tai pradeda daryti, o paskui žiūri, kad uždirbti iš viso neįmanoma, viskas suėjo ant tų medžiagų, o dar reikia montuoti duris, dar reikia montuoti grindis. Čia misija neįmanoma. Tai va, tam ir reikalingi paskaičiavimai. Telefoną paliksiu ekrano apačioje, o taip pat ir aprašymuose yra visa informacija, kaip su mumis susisiekti. Tai va, tiek tos informacijos. Linkiu gerų remontų.